Sveiki, čia tinklalaidė Tvarūs Lietuvos ūkiai, aš esu žurnalistas Vytaras Radzevičius. Visai neseniai Europos komisija pasiūlė keisti reguliavimą, kuris iki šiol riboja naujų genomo redagavimo metodų taikymą, išvedant naujas augalų veislės. Kitaip tariant, kalbam apie augalų selekciją. Jeigu jūs išgąsdino iš karto daug sudėtingų pavadinimų, tai nebijokite, mes vėliau viską paaiškinsim paprastai, bent jau stengsimės. Tiesa, paprastiems žmonėms dažniausia žodžių junginys genų redagavimas iš karto kelia tokią atmetimo reakciją. Galbūt mes iš karto prisimename genetinį modifikavimą ar kažkokias tokias frazes ir tos baimės iš tikrųjų egzistuoja visuomenė. Todėl šiandien šioje laidoje mes ir aptarsime, ką reiškia Europos komisijos planai, kas yra tie naujieji genomo redagavimo metodai ir kokią naudą jie suteiks ir suteikia augalininkystėje ir ar pagristos yra žmonių baimės. Apie tai kalbėsime su ekspertais. Studijoje yra du mokslų daktarai. Tai Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro direktorius Gintaras Brazauskas. Sveiki. Sveiki. Ir daktaras Giedrius Gasiūnas, kuris su profesoriumi Virginijumi Šikšniu atrado genų redagavimo įrankį. Atradimą, už kurį liko tik per plauką nuo Nobelio premijos, girdėjom šią istoriją Lietuvoje. Giedrius taip pat yra startuolio KEZZAIM bendraįkūrėjas bei mokslo direktorius. Teisingai atrodo pristačiau ir daug čia pasakiau sudėtingų frazių man, tačiau ne jums turbūt. Ir pirmiausia, pereikim prie bazinių dalykų. Gintarai. Visi žinome, kad augalų selekcija nėra kažkas naujo, čia nuo seno tie dalykai vyksta, nes Lietuvoje vykdomi yra apie 100 metį. Kokie apskritai yra augalų selekcijos tikslai, kokią naudą jie neša žmonėms, ūkiams ir valstybei. Ir be selekcijos turbūt mes neturėtume nei tam tikrų braškių, nei kokių tai obuolių, nei bananų. Ar tiesa? Visiškai teisingai, augalų selekcija, kaip ir gyvūnų, prasidėjo labai seniai, daugiau nei 10 000 metų priskaičiuojama. Lietuvoje, aišku, žinoma vėliau. Ir pirmasis etapas buvo tiesiog atrinkti produktyviausius augalus iš laukinės gamtos, juos pasidauginti, pasilikti sėklai pačius geriausius ir taip po truputį tobulinti. Dažniausiai požymis, į kurį stengiamės patobulinti, žinoma, yra didesnis derlius ar geresnės kokybės derlius. O į tai yra daugybė požymių suvedama. Tai yra atsparumas, kaip jūs minėjote, ir kenkėjams, ir ligoms, ir kažkokios tai savybės išgyventi šaltą žiemą arba sausą vasarą. Arba mažai sniego, arba per daug lietaus. Visai būna ir tie augalai turi išgyventi, nes kitaip mes neturėtume ką valgyti. Tai augalų selekcininkų užduotis yra vis tobulinti, kad atlieptume tiek rinkos, tiek ir gamtinius poreikius. Ir kokie dabar augalų veislininkystės metodai taikomi šiandien? Tiesiog kaip žmogus gali įsivaizduoti, kad ten grūda prie grūdo padeda ar skersai vieną ant kito ir pasidaro kažkas? Na, aš čia taip klausiu, kaip paklaustų paprastas žmogus iš gatvės. Taip, labai geras klausimas. Ir kaip ir žmonės, taip ir augalai turi genus ir genomus. Tarkim, mes matom, kad vienas augalas turi vienokias geras savybės, o kitas turi kitas geras savybės. Ir norime gauti augalą, kuris turėtų gerasias abiejų augalų savybės. Na, tada ir atliekame kryžminimą, tai yra apsikeitimą genetinė medžiaga. Žiedadulkės nuo vieno augalo pernešamos į kitą, dirbtiniu būdu, žmogaus su teptuku paprastai ar kitokiais metodais ir palikuonis turės atsitiktinį rinkinį abiejų genomų savybių. Na ir jeigu tu pakankamai sėkmingas, tai rasi tokių genomų, kurie turės tas abi gerasias savybės. Ir tai yra gan tradicinis metodas, kuris mums yra žinomas. Ir dabar aš jau noriu paklausti Giedriaus, kalbame dabar apie naujuosius genomo redagavimo būdus. Tai kuo jie skiriasi nuo tų senųjų, pavadinkime, ar tradicinių, ir beje, nors jie vadinami naujaisiais, jie žinomi apie 20 metų ir jūs esat kaip ir pradininkas tų dalykų. Ir kaip galit paprastai paaiškinti, kuo naujieji genomo redagavimo metodai skiriasi nuo tų senųjų? Tai pirmiausia, turbūt naujieji, nes ne prieš 10 000 metų pradėti naudoti. Tai iš esmės viskas turbūt prasidėjo nuo to, kai buvo nuskaitytas pirmiausia žmogaus genomas, nes buvo mesta labai daug pajėgų tam ir, sakant, viskas, bet to pasiekoje atsirado nauji metodai perskaityti genomus ir dabar jau tas yra pakankamai standartinė procedūra daugelį laboratorijų. Tai kaip ir sukūrė žinias jau apie genomą, bet nebuvo įrankių, kaip jį, nors ir žinai, ką galima būtų pakeisti, kaip tą pakeisti.
Tai kai jau buvo žinomas genomas, tada atsirado teoriniai pasvarstymai arba kažkokie fermentai tikslus, kurie galėtų perkirpti genomą tikslioje vietoje ir ten įvesti mutacijas, sakykime, išjungti geną, jeigu reikia. Noriu pabrėžti, kokio tai sudėtingumo klausimas, nes, pavyzdžiui, žmogaus genomas kiekvienoje ląstelėje sudaro apie 4,5 milijardo bazių porų. Tai galime įsivaizduoti kaip knygos tekstas. Ir mums reikia surasti tam tekste, sakykime, vieną vietą. Tai tam panaudojam Cas9 baltymą, kurį galima palyginti su programuojamom molekuliniam žirklėm, nes jos programuojamos tokia kita molekulė, vadinama RNR, tai tiesiog, kurią galima susintetinti laboratorijoje arba užsisakyti dabar ir gauti po 1 ar 2 dienų. Tai viskas sumaišęs, reikia pristatyti į ląstelę šitą mišinį ir fermentas atlieka savo darbą. Ir kokias perspektyvas augalininkystė atveria šis naujasis metodas? Įvesti mutacijas ten, kur reikia. Sakykime taip, tiksliai ir greitai. Aš iš anapus ekrano jau girdžiu tiesiog klausimą, vyras žmonai sako iš karto. Tai čia yra genetinis modifikavimas. Ar tai galim lyginti genetinį modifikavimą, kurį žmonės tai bijo, ir genomų redagavimą? Taip. Tai, abiem klausimą. Taip, jeigu aš pradėsiu, tai turbūt bent jau rėmuose šito reglamentavimo dabar, tai genetinis redagavimas, ar ką ES siūlo nereguliuoti arba mažiau reguliuoti, tai būtų baltymai, tik tai tokios veislės, kurias galima sukurti tik ir natūraliai, kurios gali atsirasti natūraliai dėl mutacijų. O modifikavimą galima ir modifikuoti greičiau su šitais metodais, bet tai tada galios atitinkamai ta pati genetinio modifikavimo reguliacija. Teisingai atsakė? Aš gal grįžčiau prie to žmonių pavyzdžių. Kodėl mes skiriamės vieną nuo kitų? Ne todėl, kad mes vienas turime daugiau genų, kitas mažiau genų, o dėl to, kad tuose genuose tam tikros vietos turi skirtingus tuos raidės DNR, nukleotidus skirtingus. Dažniausiai dėl to. Ir šitie įrankiai sukurti visai neseniai, prieš gerą 10-metį, daugiau šiek tiek, leidžia surasti tas taškinės vietas ir labai tiksliai pakeisti tik toj taškiniai vietoj, suredaguoti tą tekstą vadinamą, DNR tekstą. Tuo tarpu genetinis modifikavimas buvo visiškai naujų genų įterpimas į genomą. Tai žymiai drastiškesnė procedūra ir suteikianti naujas savybės, bet genomus irgi daugybę galime pakeitimų indukuoti vien atliekant tokius taškinius minimalius pakeitimus. Tai yra, jeigu paimtume natūraliai mutacijos nuolatos vyksta tiek žmonių organizmuose, genomuose, tiek augalų, visos gyvybės. Ir tai yra gan dažnas reiškinys. Vidutiniškai paskaičiuota, kad kiekvienas augalas priklauso nuo genomo dydžio. Tai kiekvienas augalas sekančių generacijų gali turėti nuo 10 iki 100 mutacijų, natūraliai atsirandančių. Dėl to, kad molekuliniai mechanizmai suklysta, dėl to, kad ultravioleto spinduliai veikia, daugybė. Bet tik maža dalis bus jų paveldima, tai yra bus perkeliama į kitą kartą, bet bendras skaičius mutacijų yra gan didelis. Ir jeigu, tarkim, turime 100 mutacijų vienam augale, o kviečių lauke turim, vidutiniškai 5 milijonus augalų, tai galite paskaičiuoti, kiek mutacijų kiekvienam kviečių lauko hektare nuolatos vyksta. Bet dauguma jų yra neperduodamos į kitą kartą, nes įvyko negeneratyviniuose organuose, tai reiškia, neperduodami su sėkla į kitą kartą. Kita dalis yra visiškai nenaudingos ir iškrenta pakeliui, kaip nepadeda pristaikyti kažko. Jo, tiesiog jos eliminuojamos ir dar didžiausia dalis turbūt yra, kadangi dauguma grūdų nueina maisto arba pašarų, tai tiesiog mes išimam. O šitie įrankiai, grįžtų vėl, jos padeda rasti. Vėlgi, ką ir Giedrius minėjo, kad tai yra tik įrankis, mes turime žinoti, ką norim pakeisti. Tai yra neatsitiktinis kažkoks genomo pakeitimas, bet tiksliai turime žinoti, kurį nukleotidą norim pakeisti. Ir tą padeda kitos studijos.
Kaip pavyzdys galėtų būti, tarkime, turime tą kviečių augalą, derlingą augalą, kurį auginame jau tūkstančius metų. Ir turime laukinius jo giminaičius, kurie turi gerų savybių, atsparumų įvairių tiek kenkėjams, tiek lygoms, tiek tom nepalankiom sąlygom, bet jie yra visiškai nederlingi, jų sėklos yra kaip piktžolių. Vieni lepesni, kiti atsparesni. Ir tarkim, tyrinėdami tuos laukinius giminaičius, galime rasti tuos genus ir tas mutacijas, kurios yra naudingos, bet mes nenorime perkelti visų kitų genų, kurie nulemtų tą derliaus sumažėjimą. Tai turėdami tą informaciją, mes galim rasti atitinkamą geną kviečio genome ir jį suredaguoti, kad jis įgautų tokį pat atsparumą kaip ir laukinių vėjų. Man bent labai aiškiai dabar paaiškinot ir tikrai tą paaiškiau. Ir Gintarai, iki šiol pagal ES teisės aktus, bet koks įsiterpimas į augalo genomą selekcijoje buvo traktuojamas pagal 2001 metų bendrijos priimtus genetiškai modifikuotų organizmų reguliavimo teisės aktus. Tai ką dabar konkrečiai Europos komisija siūlo keisti? Prabėgo iš tiesų daug metų, nuo 2001, 29 metai. Tikrai taip. Ir technologijos labai sparčiai vystėsi per tuos metus, per tuos kelis dešimtmečius. Ir reguliaciniai metodai arba teisinė aplinka, jinai tiesiog paseno. Atsirado metodai, kurie leidžia atlikti tuos smulkius, tikslius pakeitimus, kurie galėtų atsirasti ir natūraliai gamtoje. Net ir pats metodas yra paimtas iš gamtos, jis nėra žmonių išgalvotas. Sukurtas, tarkim, jis yra atrastas gamtoje. Tai yra mikroorganizmų imuninės sistemos dalis, ar ne, čia Giedrius turbūt žymiai geriau galėtų paaiškinti. Tai reiškia, tiesiog natūraliai iš gamtos mes galėtume tiksliau perkelti tas mutacijas ir tai visiškai skiriasi nuo genetinio modifikavimo. Todėl Europos komisija ir siūlo pakeitimus, kad teisinis reguliavimas labiau atitiktų mokslo pasiekimus. Bet mes esame apibrėžti, tarkim, ES rėmais ir geografiškai, ir kitom prasmėm. Ar pasaulyje už ES ribų yra analogai, ar kažkas jau leidžiama, ar kokia situacija? Teisinis reguliavimas. Taip, tiek Šiaurės, tiek Pietų Amerikoje, taip pat ir Azijos šalyse tas reguliavimas yra žymiai laisvesnis ir ten laikomasi vieno pagrindinio principo. Jeigu šita genų redagavimo metu gauta mutacija atitinka tai, kas yra natūraliai paplitę gamtoje, tai neturėtų būti reguliuojama, nes manom, kad produktas yra lygiai toks pat kaip ir natūraliai sukurtas, skiriasi tik tais metodas, o metodas neturėtų būti pagrindinis reguliavimo taikinys. Svarbiausia yra, koks galutinis produktas pakliūna į rinką. O vis dėlto kažkokie pavojai kyla, gali kilti dėl genetinio redagavimo? Na taip, visos technologijos turi ir silpnųjų pusių ir čia žinoma ta technologija yra gana tiksli, bet ne 100% tiksli, kaip ir visos technologijos. Bet ypač augalų selekcijoje privalumas yra, kad prieš išleidžiant į rinką galima ištirti ir atrinkti tuos augalus, kurie atitiktų. Tai yra tie netipiniai šalutiniai produktai, jie į rinką nepakliūtų. Tai tas dalykas tikrai galėtų būti sureguliuojamas. Giedriau, ir dabar, kaip ir minėjau laidos pradžioje ir ką tik kalbėjome su Gintaru, tas redagavimo metodų įteisinimas naujų, tarkim, ką jisai, tarsi paleidžiamas vadelės tam tikrą prasme, ar ne? Ir ką jūs pasakytumėt žmogui, kuris bijo šio dalyko? Tiesiog jam tai skamba blogai, tai jam atrodo kenksminga, neteisinga ir netoleruotina. Vėlgi, kaip ir jau kalbėjom, kad pirmiausia, tai yra natūralus procesas, tai baltymas yra vėlgi naudojamas bakterijų, bet toliau visą modifikaciją vykdo patys ląstelių mechanizmai. Ląstelė padaro įveda mutaciją, kur reikia. Tai yra natūralus procesas. Ir antras, pats svarbiausias dalykas, turbūt, kad tai yra produktas visiškai atitinka natūraliai gautus produktus. Tai yra, jeigu mes turėtumėm, sakykime, mokslininkai gautų du analogiškus, sakykime, augalus ir sakytų, kad vienas yra natūraliai gautas, kitas gautas
šito genų redagavimo pagalba, tai mes net ir turėdami pačius moderniausius metodus negalėtume atskirti, kuris yra kuris. Tai turbūt geriausias įrodymas. Turbūt. Pati Europos komisija mini, kad naujasis reguliavimas padės įgyvendinti žaliąjį kursą ir tuo pačiu tai susijęta ir su klimato kaita, nes sausros jau Lietuva tikrai ateina šią vasarą, prisiminkime, kai buvo, ir kad tai palengvins įgyvendinti strategiją nuo lauko iki stalo. Ir kaip naujai genomo redagavimo metodai yra susiję su šiomis problemomis. Ypač apie sausrą dabar kalbant. Na, yra tam tikri genai, kurie padeda augalams prisitaikyti prie limituoto vandens sąlygų, pavadinkime taip. Bet turbūt čia keliais kampais galima pažiūrėti. Pirmas dalykas, jeigu mes didinam vidutinį derlingumą iš ploto vieneto, reiškia, tą patį maisto kiekį galima užauginti nedidindami auginimo ploto. Tai vienas dalykas. Taupom žemę. Taupom žemę ir galim tą sutaupytą žemę skirti kitiem reikmėm, rekreaciniam, miškam, biologiniai įvairoviai ir panašiai. Kitas dalykas, klimato kaita sąlygoja, kad ypač į šiaurinės platumas vidutinė temperatūra kyla, tą šiemet irgi puikiai matėme, pajutome, nors dauguma džiaugiasi šiltų rugsėjų, bet iš tikrųjų tai yra nerimą keliantis ženklas. Ciklo sutrikdymas augalų natūralus. Taip. Ir kartu su šiltesnėm temperatūrom, ilgesnių tuo šiltuoju sezonu, daugiau kenkėjų pakliūna į šiaurinės platumas ir daugiau generacijų gali per tą ilgą sezoną, tai reiškia daugiau kenkėjų. Tai vienas būdas arba naudoti daugiau augalų apsaugos produktų, arba genetiškai rasti mechanizmus, kurie augalui pačiam leistų apsisaugoti nuo to didesnio kenkėjų antplūdžio. Tai čia vėlgi pasirinkimas yra tarp tų, tarkim, augalų apsaugos priemonių ir tarp genetinio redagavimo. Taip pat yra apie trąšas kalbant, yra genų, kurie, puikiai žinom, kad pupiniai augalai patys gali bendradarbiaudami su bakterijomis, gali fiksuoti azotą iš atmosferos, o jiems reikia mažiau sintetinių azoto trąšų. Tikrai ieškoma būdų, kaip ir kitus augalus padaryti tokiais simbiontais su bakterijom, kad jie patys galėtų pasigaminti iš atmosferos azotinių trąšų. Taigi reikėtų mažiau ir sintetinių trąšų. Tai čia skamba taip, kad netrukus iš vis nieko nereiks, bus tie po genominio redagavimo augalai, jau net jų laistyti nereikės. Labai pavojinga remtis viena technologija. Dažniausiai reikia išnaudoti visas įmanomas technologijas, visas įmanomas patirtis ir bandyti derinti tarpusavį. Visus kiaušinius sudėti vieną pintinę yra pavojinga. Jo, nes tada gali likti be visų kiaušinių. Čia aš dar pridėčiau, kaip žinom, kaip ir mūsų, turbūt visas savybės lemia ne tik genai, bet ir aplinka. Tai negalim turbūt vien to pasikliauti. Giedriu, teko girdėti, kad Kazaim turi partnerysčių jau su žemės ūkio sritimi ir gal galėtumėt papasakoti plačiau, kokios tai partnerystės. Ir jūsų startuolis Kazaim taip pat ir kitose projektuose dalyvauja, kur taikoma ta genų žirklių technologija. Galite ir apie juos papasakoti, kaip jie mūsų ateitį gali keisti. Taip, tai dabar, ne tik žemės ūkį ir yra diskutuojama apie platų panaudojimą, bet ir medicinoje. Tai pirmas toks taikinys, kur daugelis mokslininkų ir naujai susikūrusių kompanijų ėmėsi, tai tokios monogenetinės lygos, kur mutacija vienam gene sukelia didžiulį, sakykime, dažnai fatališkus pokyčius. Kaip, pavyzdžiui, yra tokios pjautuvinė kraujo anemija, kurios pasiekoja kraujo kūneliai pakeičia formą ir ten tiesiog yra labai daug problemų, kad pacientams reikia perpilinėti kraują, kad jie išgyventų. Ir ta liga paplitusi, čia įdomu, nes žmonės, kurie turi tik vieną mutaciją, jie atsparesni maliarijai. Dėl to šitą mutaciją išplito Afrikoje ir po to į JAV. Daug juodaodžių populiacija yra gan paplitusi, tai yra kai kurios kompanijos jau perėję į 3 lygio klinikinius tyrimus
su šita technologija ir aišku, dabar kaip jiems seksis, ar pasitvirtins, tai irgi turės didelį įtaką kaip visas, bent jau medicinos srityje. Ir tai turbūt ne vienas toks. Pakalbėkime apie tai, kas žmonės labiausiai gali, vėžys, pavyzdžiui. Taip, yra ir čia, sakykime, tokios lygos yra paprasčiausios. Paprasčiausias prieimas, nes modifikuojama ne sakykime, visos ląstelės organizme, o modifikuojami tik kraujo čiulpai. Tai, kaip sakyti, dėl to pradėjo nuo tokių lygų vystymo, bet vėžio tiek tyrimuose, tiek gydyme irgi yra naudojamas genų redagavimas. Ir yra viena iš pavyzdžių yra tokia, taip vadinama CAR-T ląstelių terapija, kai imuninės T ląstelės apmokamos, paciento imuninės T ląstelės apmokamos pažinti vėžinės ląsteles ir tokiu būdu sunaikina ligoninėje tas vėžinės ląsteles. Tai kai kuriais atvejais, ypatingai kraujo vėžių atvejais, tai labai daug žadanti terapija. Ir kiek žinau, turbūt šių metų pradžioje ir Santaros klinikos pradėjo ją taikyti. Laiko prasme, kada gali būti jau tokie aiškus rezultatai? Tai vadinama personalizuota terapija. Tai, sakykime, tie personalizuoti, kai vieno to paties paciento paimamos ląstelės, jos modifikuojamos ir vėl suleidžiamos atgal pacientui, tai šiuo metu vystoma ir nemažai sėkmingų atvejų, bet vėlgi tai pavieniai atvejai. Turbūt bus terapija pasiteisins ir bus pakankamai prieinama, tiek laiko prasme, tiek kainos prasme, kai bus padarytos universalios ląstelės, kurios gali, sakykime, švirkštos gali surasti vėžinės ląsteles ir jas sunaikinti. Tai dar, sakykime, čia kelių metų, galbūt 10 metų klausimas. Aišku. Gintarai, dar viena iš sričių, gali padėti genominis redagavimas, aš jau išmokau labai gerai šitą žodžių junginį, tai yra maisto trūkumo problemos sprendimas. Ir iš kitos pusės dar, kadangi kalbam apie ES iniciatyvą dabar komisijos, tai yra konkurencingumą, norėčiau klausimą palies pasaulyje. Ką jis mums tai pakeistų? Maisto trūkumas tai yra reali grėsmė. Žmonijos populiacija sparčiai auga, jau viršim 8 milijardus, 50 metais turbūt pasieksime 10 milijardų, iki amžiaus pabaigos galbūt 12 milijardų. Kad įsivaizduot, kas yra papildomi 2 milijardai žmonių, tai daugiau nei 2 ES papildomai per 30 metų. Tai maisto trūkumas tikrai aštrėja dėl augančios populiacijos, taip pat ir dėl didelio maisto švaistymo, nes didelė dalis maisto nepasiekia vartotojų arba būna išmetamos jau namų ūkiuose dėl to, kad sugenda nespėjus suvartoti. Čia ypač augalinio maisto daug. Už kai kurios šitokius požymius ar tą maisto kokybės praradimą taip pat lemia genetiniai mechanizmai. Tai juos pakoregavus galima turėti ilgiau išsilaikantį maistą. Tai spręstų ir švaistymo problemą. Dėl konkurencinės aplinkos, taip, kaip jau minėjau, Amerikoje, tiek Šiaurės, tiek Pietų Azijoje tos technologijos jau diegiamos praktikoje. Tai reiškia, ES atsilieka, nors daugybė universitetų ir mokslinių komandų labai ženkliai prisideda prie šios technologijos vystymo ir tobulinimo. Daugybė produktų yra sukurta, kurie laukia Europos komisijos sprendimo, kad galėtų būti išleidžiami į rinką. Ir tada matysime, aišku, kurie produktai pasiteisins rinkoje, bet tikrai daugybė įdomių požymių. Ir ne tik tais ūkininkam palankių, bet taip pat ir vartotojam palankių. Tai yra geresnė papildomi maisto medžiagos, mikro mineralai įvairūs ir kitos savybės, kurios tikrai turėtų būti patrauklios vartotojams. Ir netgi norėčiau pridėti ekologiniams ūkiams, taip pat turėtų būti kai kurios savybės labai patrauklios. Man kaip mokslininkui sunku suprasti, kodėl ekologiniai ūkiai priešinasi šioms technologijoms. Jie priešinasi?
Kol kas taip. Bendra nuomonė yra, kad ekologiniai ūkiai turėtų būti apsaugoti, kaip buvo apsaugomi nuo genetiškai modifikuotų augalų, taip pat ir nuo genomo redaguotų augalų. Bet mano supratimu, tai kaip tik technologija, kurie leistų jiems užauginti pakankamai ekologiško maisto už patrauklę kainą, nenaudojant sintetinių priemonių, man atrodo. Tai kitas klausimas tada Giedriui, iškart, man atrodo, susietas, kad mes kalbame apie tą naują metodą, kuriant veislės, kurias turi tam tikras savybės, atsparumo ir panašiai, bet galbūt mes galime tuo pačiu nekurti, o atkurti tai, kas yra išnykę per šimtmečius, kai buvo vedamos veislės. Žinoma, manau, tas įmanoma. Reikia, aišku, sužinot pirmiausia, kas prarasta. Bet kiek esu skaitęs ir girdėjęs, yra projektai, kurie irgi siekia sugrąžinti veislės, arba bent jau perskaityti genus ir suprasti, kas buvo sukurti įvairovę genų. Arba maistas kaip vaistas. Yra toks posakis, ar ne, tai teko skaityti, kad Japonija jau yra išvesti pomidorai, kurios valgant jie padeda kovoti su aukštu spaudimu žmogui. Gal galima suteikti, nežinau, ir bulviam, ir braškiam kažkokių savybių, kurios taip pat padėtų žmogui būti sveikesniu? Taip, žinoma, tai tas pats turbūt su bulviam, kurias minėjot pavyzdys, kad ten kepant jas bulvytės akrilamidas susidaro, kuris kancerogenas, tai vienas iš tų tikslų yra, kad nesusidarytų jas taip pamodifikuoti. Pabaigai klausimas abiems. Lietuvoje mes iš tikrųjų turime stiprią genetikų ir biotechnologų mokyklą ir galbūt tai iš tiesų yra puikia galimybė Lietuvai užimti lyderių pozicijas visame pasaulyje, nes jūs abu mokslininkai ir dirbate šioje srityje ir turbūt puikiai žinot pasaulinį kontekstą, pasaulinę situaciją. Augalų selekcijos tradicijos yra labai ilgalaikės, jau daugiau kaip šimtmetis. Tai tikrai esame sukaupę arsenalą visų tų tradicinių metodų. Jie taip pat būtini, taikant šitą technologiją, nes būtina, kad augalus galėtum ir mėgintuvėlį užauginti ir paskui perkelti į lauką ir tas galų gale genomo žirklės įterpti į augalą, kad jos ten galėtų redaguoti tas tinkamas vietas. Ir taip pat labai džiaugiamės, kad Lietuvoje esam taip pat ir pradininkų genų žirklių kūrime. Tai šitą kombinaciją, manau, mes kol kas jos pilnai neišnaudojam, bet tai taip pat yra nulemta tam tikrų politinių sprendimų, kad, na, žinot, gali sukurti daug įdomių produktų, bet jeigu jie bus draudžiami rinkoje, tai tada ta prasmė nelabai aiškiai pasidaro. Tai tikrai laukiam palankaus Europos komisijos sprendimų ir tikime, kad ES šalis pritars šitam Europos komisijos pasiūlymui ir tada tikrai galėsime vystyti šitą technologiją. Aš irgi pritarčiau ir dar norėčiau pasakyti, kad dar vienas turbūt tas privalumų, jeigu bus priimta šita reguliacija, tai kad anksčiau, kaip aš suprantu, tie naujų veislių įvedimai, ypač genetiškai modifikuotų, būdavo labai brangus. Dėl to tai galėdavo daryti tik didžiulės korporacijos. Kaip žinot, didžiulės korporacijos irgi turi pakankamai daug biurokratijos ir visų mechanizmų ir ten jau tų inovacijų ne visada būna tiek daug. Tai suteikia, jeigu viskas paprastėja, suteikia galimybės ir startuoliams, naujoms įmonėms pritaikyti inovacijas, sukurti naujus produktus. Ir lietuviškas potencialas didelis. Taip yra. Ir geriausiai kaip potencialą, kaip gali biotechnologijas išnaudoti, yra Thermo Fisher Scientific kompanija, kuri labai daug prisidėjo prie, netgi pasauliniu mastu, prie čia lietuviškas padalinys prie vakcinų gamybos, vakcinos komponentų ir tuo pačiu labai išaugo į vertingiausią kompaniją, turbūt buvo čia
Net ir mažos Lietuva šalis kažko- gali Taip, turėti taip, didelės taip, kad ambicijas. taip. Tai mes tikrai turim didelių ambicijų, aš tikiuosi ir linkiu Jums labai sėkmės. Primenu, kad Jūs matėte laidą Tvarūs Lietuvos ūkiai, kurioje šiandien kalbėjome apie Europos komisijos numatomas permainas srityje, kuri galbūt skamba mums kaip ir tolima, bet iš tikrųjų yra labai svarbi ir augalininkystėje, ir žemės ūkiui, ir tvarumui, ir klimato kaitai. Ir tai buvo kalba apie genominį redagavimą, išvedant naujas augalų veislės, kur tikrai nereikia painioti su mūsų dažnai įsivaizduojamu genetiniu modifikavimu ir kad Lietuva yra pajėgi dalyvauti šiame procese, yra pirmaujančiose pozicijose ir belieka palinkėti, kad Europos komisija priimtų tas pakeitimus ir kad tai būtų galima plėtoti Europos Sąjungoje. Na, o mano svečiai, ekspertai šiandien studijoje buvo, priminsiu, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro direktorius dr. Gintaras Brazauskas ir dr. Giedrius Gasiūnas, kuris kartu su profesoriumi Virginijumi Šikšniu atrado genų redagavimo įrankį, atradimą, už kurį liko tik per plauką nuo Nobelio premijos. Giedrius taip pat yra startuolio Kazaim bendrai kūrėjas bei mokslo direktorius. Aš palinkėsiu Jums visgi gauti abiems Nobelio premijas ir kad Lietuvos pagaliau turėtų Nobelio premijos laureatus, o iš tikrųjų, kad Jūsų darbas mums užtikrintų gerovę, sveikatą ir nebūtų jokio trūkumo. Ačiū Jums ir sėkmės. Dėkui.